Labas rytas. Praėję beveik mėnuo nuo mano kelionės iki Panevėžį. Sakiau, kai atšils, važiuosiu su nakvyne kur nors. Tai dabar beveik birželio gals jau po Joninės. Tai ne tai, kad neatšilo, bet dar ir atvėso per tą mėnesį. Tai nėra ko laukti, gal nebeatšils daugiau, tai važiuoju dabar su nakvyne prie jūros. Žadu važiuoti Kuršių neriją. Tai pasiėmiau biškį mažiau daiktų, nes čia tokia gal neilga kelionė bus, turbūt. Tai va, pasiėmiau tokį krepšį, čia miegmaišis, keli tokie rūbai, šilti apatiniai, ten tas, čia hamaks vienoj tašiai, ir kitoj tašiai katiliuks ten, kur išsivirt kavai. Nu, čia hamakui uždangals. Tai va, tokį biškį lengvesnį variantą pasirinkau šį kartą. Ir minsiu iki Klaipėdos šiandien. Nežinau, numinsiu, nes vėjas baisulinis, 7 metrai per sekundę. Šilumos irgi tik 11 laipsnių, nors dar tik tais ryts, dar tik tais 6 valandas ryto. Tai 150 km man da iki Klaipėdos, bet, nu, per tokį baisulinį vėją, nežinau, bus eigoj pasižiūrėsiu, kaip ten gausis man. Norėtus numinti, bet, nu, kaip bus taip, pamatysim. Nu ką, negaištų laiką, nes reikės daug pompuoti prieš vėją, tai pirmyn į kelią. Vieną blogybę nepagalvojau prieš važiuodams, kad kojelę dviračiui reiktų užsidėti tokiam kelionėm patogiau. Nes, pavyzdžiui, va čia laukuose. Na, aišku, čia yra, va, galim sakyti, kažkoks stulps, galima tenai būtų dviratį atremti. Bet va čia dabar numečiau į krūmus. Būtų kojelę, pastatyčiau, galėčiau nueiti į krūmus. O dabar turiu čia numest belę kaip ir eit tada dabar. Nu, aišku, dabar gerai nešlapia, bet įsipurvins tašės viską, nu, kažkaip biškį, jo, nepagalvojau. Sustoju užventę parduotuviai. Taip, sustoju atsigerti nusipirkti, bet dabar man vėl tas dviratas vėl pradėjo cik, vėl geniuks vūdis įsimetė man vėl kažkur į pedalus. Čia prieš 2 mėnesius buvo tas pats, visur išieškau, neradau nieką, kas atsitiko, tai pasiėmiau prie pedalo VD40, pripučiau kažkur praėję. Nu, į dabar nusipirkau VD kem. Bandysiu, gal pasišalinti, nežinau. Karočią pūsiu visur, tai tikiuosi praeis. Dabar įkvalytas riebalus, kol neįsidirbau kelnių. Nu ką, susipučiau tą pedalus, neaišku, kaip čia bus tais pedalais iš tikrųjų. Bet praeitą kartą pasitaisė, gal dabar irgi pasitaisys. Kem 5 kilus numyniau jau, trečdalis. Nu, prieš tokį vėją biškį yra reikalų pamint, bet kaip nors veiksiu musiek.
Be 20:10 jau. Aš Varniuose. Tai šiam 7 kilometrai numinti jau yra. Sustoju kokį sneksą suvalgyti. Tai kas valandžikę kokią nors vis ką nors prarynu, nes žinau, kad paskui kai praalgsti, paskui nebėra jėgų. O tokius sneksus suvalgysiu dabar, paskui kažką rimčiau biškai. Tai kam įdomu, tai tikrai šitas kelias, kur važiuoju dabar į Klaipėdą, jis nėra toksai labai, daug mašinų nėra. Tai jeigu iš Šiaulių važiuoju, tai važiuoju pro Šiaulius, Bubiai, Kurtuvėnai, paskui ant Užvenčia, nuo Užvenčia į Varnius, nuo Varnių į Rietavą pas mane nustatyta yra, nuo Rietavą Kretingą ir nuo Kretingas Klaipėdą. Labai geras maršrutas. Kažkada esu važiavęs prieš 2 metus. Kažkur yra video, Šiauliai Klaipėda, man atrodo. Tai tiesiog puikus tas kelias, tai manau, kad nieko. Tik vėjas jau nenormaliai, sakau. Valgau, nes jėgų atam labai daug, žiaurus. Bet toks nėra tiesiai, kad pūstų grinai, kad iš priekia, bet iš šoninis toksai, tai turi labai įsikibęs laikyti, kad nenublokštų, kaip daug pasakyti. Žodžiu, kad nenuvirstum nuo dviračio. Iki Rietavą nebedatraukiau. Tveruose sustojau, snikerį bent jau suvalgyti. Nes taip jau valgyti noriu ką. Suvalgysiu snikerį dar 15 kilometrų ir ten kažką rimčiau pavalgysiu. Pagaliau pasiekiau Rietavą. Kebabiniai sustojau. Nusipirkau kebabą lėkštėjai. Visada norėjau padaryti unboxingą kieno nors. Sakau, YouTube, nieką neperku tokią unboxingą padaryti. Padarysiu unboxingą kebabą. Wow. Superinis. Čia bus skaniai pavalgysiu. Skanus, kas valgot. Matėt, vietiniai žvirbliai prijaukinti. Negaliu patikėti, kad važiavau tą Klaipėdą pagaliau. Žiauru buvo nuo to, kaip ten to, kur kebabą valgiau.
Rietava iki pat Klaipėdos laukais tokiais per tokį vėją, kad nenorėjau nei filmuoti, nei šnekėti, nieko iš vis šiaurų buvo. Dabar sustojau degalinį, nusipirkau dešrainį, kavos ir važiuosiu dabar į Prieplauką, įkelsiuosi į Kuršių neriją. Dabar kažkiek tų valandų, po 4 gal, nežinau, dabar tiksliai tingas stoti, žiūrėdama, taip gerai atsisėdau, nuvažiuosiu į Prieplauką, tada važiuosim, niekur negaliu net pašnekėti iš viso. Už medžių užlyst kažkur, kad vėjas nepūstų, visur traukti, čia plas, vėliavas, ai. Žodžiu, nu nieko, dabar atsigausiu, suvalgysiu biškį, kavos atsigersiu ir į laivą. Viskas. Persikėliau ten 2 minutės kokias. Čia visai šalia. Aš jau neprisimenu, kada čia buvau, gal prieš kokį 15 metų. Tai €7 sumokėjau ir žadėjau už tą bilietą išmesti, bet skaitau ant bilietą parašyta. Bilietas į abidvi pusės galioja bet kurią dieną. Tai dar geriau nereikės. Ir taip jau kapeikas, €70 su dviračiu. Kažkokia parašyta nuolaida. Minus nuolaida 3,40. Na, turbūt studentam, kaip visada, aišku. Nu ką, važiuosiu kažkur dabar, biškį tam pavažiuosiu, kažkur pirmyn pagal navigaciją, kai būsiu arčiau jau jūros, bandysiu išlysti jūrą. Nors aš ten nenoriu lysti, nes ten vėjas baisulinis, o čia taip gera, šilta. Bet vis tiek jau atvažiavau, būtinai reikia jūrą pasižiūrėti jau čia, bet to jau neįmanoma. Pamačiau jūrą, pamačiau pušis, tokią gamtą, tokį įdinga visas nuovargis, viskas. Galiu mint dabar, viso. Kažkaip tai pirmąjų kojų nebejaučiau. Dabar viskas gerai vėl. Gali savo virinti. Ten prie jūros net neėjau, nes ten labai nusileist buvo aukštai į apačią. Tai kažkur ten anoj pusėje bus normalesnė ties priėjims. Čia pačioj pradžiai net neėjau. Nu, įvertinsim dviračių takelį dabar. Aišku, šiandien aš nenuvažiuosiu visą jo. Kiek čia tų kilometrų 50, kiek čia yra 5, man atrodo. Kažkiek nuvažiuosiu. O rytoj damušiu iki pat Nidos.
Tai dabar grožiuos, džiaugiuos superiniais vaizdais. Važiavau į tokią poilsiavietę. O, čia malkų yra. Viskas nameliai tokie, Tokia dilema iškyla man. Ir ten dar prieš tai nuvažiavau, sakau, į pajūrį, pasižiūrėsiu. Yra, radau tokia irštva, tokie guoli tokie. Ir jinai ant kopų. Vėjas ten neužpučia. Tai dabar nežinau, arba pasilikti čia, mieguoti, arba tenai, grinai prie jūros, kai galvą pakelsiu, jūrą matys. Aišku, galvą pakelsiu, vėjas pūs labai, bet jeigu nepakelsiu, nepūs, bet ten bus minkšta, ant smėliuką. Tai va, noriu aš ant smėliuką išmieguoti, kada nors grinai, vat prie jūros, be jokios palapinės, be nieka. Tai dabar nežinau, jeigu nesušalsiu aš ten, jeigu sušalsiu, galiu ateiti užsikurčią laužą, susišildyti. Nu, čia dar neaišku, nes čia dar penktadienį vakar, čia dar gali privažiuoti bele kiek, bele ko, iš tikrųjų. Bet dar nežinau, bet jaučiu, kad rinksiuos eit prie jūros ten mieguoti. Tik dviratį reiks užsitempt labai aukštai. Čia sunkiausias variantas bus, bet nieko, krepšius nusiimsiu. Ir čia nieko baisaus nėra, tuos du nusiėmu, tik tais mažiukus. Ta kaip nors užvilksiu, ten nesunkus yra. Nors ir tie nesunkus, bet viskas susided vanduo, arba vandenis, kai tik 2 litrai vandens, jau iš karto 2 kilogramai. O į tą kopą užtemti yra reikalų tenai. Tai va, nu nežinau, pažiūrėsim kaip čia, ką čia sugalvosiu, nežinau da tiksliai, bet įtariu, kada eisiu ten. Čia yra va parašyta, nestatyti palapinių. Bet palapinės irgi gali išmiegot čia, jokių problemų. Gerai, einu mąstyti, pasėdėsiu, pagalvosiu. Va, ten stovyklavietė va. Matos, kažin pro krūmus, turbūt turėtų biškai matytis. Nu, o čia tualetas. Faina. Tualetinė popieriaus yra netgi. Nu, super, su visais patogumais, gyvenk ir žvenk. Nu, tai nusprendžiau pasilikti čia, nes, ten labai pūs vėjas, aš jau žinau, čia taip kažkaip fainiau biškai. Ten be to rytą saulės nebus, dabar kol saulė švieš dar gerai, o saulė nuoj pusiai, kol patekės, tai čia bus žiauriai šalta ten prie jūros. Ten. Nieka. Išmieguosiu prie jūros kitą naktį. Kažkur tai. Pasilieku čia. Nu ką, reik pavalgyti vakarienę, kad nelabai noriu, bet reik valgyti, nes turbūt pervargau. 173 numyniau dar prieš vėją, tai čia mano iš viso rekordas 100. Jau nėra normalus. Košės tokios pasidariau, užpilamos, avižinių, kažkokių tai. Svarbu, ką valgyti kažką, energiją, kad sušilčiau, nes pradėjo šalta darytis jau. Biškį energijas įgausiu, biškį bus šilčiau, dar šiltą maistą, tai bus gerai. Ir eisiu kurtis savo guolį. Nes jau kiek 8, atrodo, 9, nu, tai jau ne kažką. Skanaus. Nu va, įsirengiau guolį savo, va, dariau, kabinau hamaką. Antrą kartą miegosiu hamake. Pirmą kartą praeitais metais Latvijai buvau. Tai įmetu video, pasižiūrėkit, kaip man nesisekė iš pirmą kartą atsigulti. Einu, bandau ropštis. Gal neišsek. Oi. Oi.
Nu, dabar manau, kad viskas bus gerai. Tai kaip man buvo, aš prisimenu, kai miegojau, man labai, va čia kai susispauštas miegmaišis, nu, ta prasme, iš jo šilumos nelieka. Tai dabar šį kartą aš pasidėsiu po užpakalį va tokią foliją. Nes vienintelė vieta, kuri šala, tai buvo užpakalis, nes susispaudžia labiausiai, kitur tas miegmaišis kaip ir normaliai. Nu, nežinau, vis tiek bus šilčiau, man atrodo, negu be tos folijos. Tai yra, su to folija bus šilčiau negu ką be. Nu, tai žodžiu. Pasižiūrėsiu, rytą pasakysiu, buvo šalta, nebuvo. Tai va. Odai nesules, nors jų nėra. Kaip ir. Nu, matysiu. Bus turbūt, tikiuosi, kad viskas bus gerai. Dar atėjo žmogeliukai pernakvoti. Sakė, laužo kurs. Tai nežinau, čia man dūmai eis, neis. Jeigu eis, persikraustysiu į kitą parapiją kokią nors. O jeigu jau nieką nepapezėsiu, tai labanaktis, tik ir tojaus. Gal kažką dar, kažkas atsitiks įdomaus. Šerns užpuls. Arba meška. Nu ką, labas rytas iš mano kokono. Jau 6 valandas ryto. Nu, normaliai išmiegojau. Tik paryčiais šalt pasidarė. Tai aš tokiam atveju turiu tokį nusipirkęs kilimuką šildomą. Prie powerbanką prisijungisai. Kiek išnaudoja? Nuo 4 valandų ryto, nuo kažkur nuo 4 iki 6, tai 10%. Tai normaliai. Biški lengviau negu įtvirintis šiltą vandenį į bambalį. Na tai ką, viskas. Keliuos, dabar einu kavos pagerti, pavalgyti kažką biški ir reik minti. Minsiu dabar į Nidos pusę vieną galą. Nu, fainiai čia važiuoti, eik savo. Tas takelis naujas, da, nu kol naujas, turbūt tikėkimės, kai jis ilgai toks išliks. Šaknis neišlys iš jo. Važiuojas puikiai. Tik biški užpakalius skauda kažkodėl, tai matai, aš tą važinėjaus dabar paskutinio laiko su kita sėdynė. O dabar tą bruksą užsidėjau, sakau, čia ilgesniai kelioniai. Su ta pavažiuos vis tiek turi prisitrint, man atrodo. Tai dabar nors jinai užsėdėta po praeitų metų yra, bet, nu, turbūt vis tiek dar reikia priprasti. Nu, tai gal šiandien pasijaus valandžikę kokią. Paskui gal bus viskas gerai jau. Bet sakau, vaizdeliai čia, oi. Green source. Taks, nerealus. Čia senai turėjo tokį padarytą taką. O, lapė. Kažkaip nepagalvojau apie lapės aš čia, kad jų yra. Maistą visą ant stalą palikau per naktį. Nu, kokį ten ant stalą. Bet vis tiek. Kažkaip galvojau, kad šernų čia yra, lapį nepagalvojau. Va. Reiks kitą kartą žinoti. Nu, gerai minu, grožiuos vaizdeliais.
Einu prie jūros, vis tiek vakar nebuvau. Tai einu šiandien, biškį nors ranką įmerksiu. Paldavėjas nesukilo, nors jau dabar sukilęs jau yra. Kad paskui praneš vėl tokį pat, koksai buvo. Koksai vakar buvo, tai kažkaip tai nesinori čia. Į akį smėlę. Vau. Kaip nors pačiupinėti vandenį. Fain. Bet šilts vandeniuks. Tik nesimaudysiu, nes neturiu rankšluosčio, jokią rankšluosčio nepasiėmiau. Pasižiūrėjau, tokį škurliuką turiu mažą, aišku, nudžiūčiau, bet šilumos tai nėra. Tai praneš tik 16, kiek visą dieną šilumos, tai čia kažkaip tai netokį orų maudytis. Čia ne žiemą, ką galėčiau į eketę šokti, čia tai vasarą šalčiau. Čia dabar tam gamtiniam rezervate, Naglių gamtinis rezervatas, tai tokia tvora užtverta per aplinkui nuo tą kelią, kad nieks iš viso nepraeito. Ir kas kilometrą toks ženklas, kiek iki Tūlika, kiek iki gamtinio rezervato. Ir niekur nevalia išeiti už tvoros ribų. Datraukiau iki Preilos, žadėjau iki Nidos datraukti, sakau, važiuosiu labai valgyti, užsimaniau, nes tikėjau, kad čia parduotuvė yra, galvojau, nebus, tai būčiau iškentėjęs iki Nidos, bet dabar nebereikia kentėti, sumuštinį nusipirkau, dabar suvalgysiu, kaip nors 8 kilai da iki Nidos, tai su tie 2 sumuštiniai, ištempsiu tais 2 sumuštiniais, paskui tenai kažką dar nusipirksiu pavalgyti. Čia pusryčiai tokie, nes tie, kur pavalgiau ten tų kažkokių nesąmonių, tų avižinių dribsnių, tai ten šaukštas vienas ant tai buvo. Ką, pavalgau. Minu, skanaus. Nu, atmyniau į Nidą. Įspėkit, ką sutikau. Sutikau kernagį, va. Sakom, padainuosim kartu, dabar čia muzikikė groj. Tai mes čia kartu dainuojam atsisėdę, šildomės ant saulės. Visai fainiai. Nieko, padainuosiu, miegą labai noriu. Eisiu kažkur prie jūros, į kopas, įlysiu, eisiu pamiegot valandžikę. Nors atrodo išsimiegojau, bet nieko, paskui čia pasiblaškysiu po tą Nidą. Jeigu bus nora. Nu viskas, aš jau prie kelto, kažkaip netikėtai. Tai ką aš dar nuveikiau tenai, Nidoj. Tai dar buvau ašai pliaže. Biškį porą valandų ten pasnaudžiau, pasideginau. Paskui buvau nuvažiavęs iki Parnidžio kopų. Ten prie to laikrodžio, koks ten kalendorius, o laikrodis kas ten per velnias. Ten vaizdeliai tai super gražus. Aišku, per video taip nesimatys, bet taip natūraliai tai nerealiai gražu.
Paskui buvau vėl atgal grįžau iš Nidos, važiavau pro Preilą, nusipirkau sumuštinių pavalgyt, dar nesuvalgiau, vežuosdą. Ir ten atsigėrimą tokį. Viskas, atsiradau va čia dabar. Ir so, į dabar kelsiuos su keltu į Klaipėdą ir važiuosiu link Palangos kažkur. Į Palangą pačią nevažiuosiu šiandien, nes šiandien jau vakars, kiek tų valandų iš viso man 4:30. Nu tai va, ten bus daug žmonių daug. Tai aš kažkur pakeliu iki Palangos. Surasiu kokius miškelį, kažką tokią, prisirišiu hamaką, ten išmieguosiu. Naktį biškį lietaus praneš, tai išmiegu tenai ir rytoj iš ryto nuvažiuosiu į Palangos tiltą kažkur ten, kai nebus žmonių visai. Sveikinau su Klaipėda. Dabar važiuoju kol kas dviračių taku į Palangos pusę, bet man atrodo, kad čia visur tas dviračių taks yra. Aš nesu važiavęs niekada. Čia tai dabar pirms karts bus, pabandysiu. Ten pabandžiau su dviračiu naują taką išrastą Kuršių nerijoj ir čia dabar pabandysiu. Kol kas normaliai. Pušynai gražiausi, viskas. Da, kiek čia tų valandus? 6 valandas, da, paminsiu biškį. Nėra kas veikti vis tiek, aš ten gulėsiu tam hamakį. Viskas, atmyniau į stovyklavietę savo. Myniau, ten tokias nesąmonės prasidėjo, visokie ten draustiniai, da kažkokias nesąmonės. Žodžiu, da myniau iki Palangos beveik. Čia žodžiu liko iki Palangos, tuoj nueisiu, parodysiu Palangos tiltą beveik. Nu, tai va, įsikūriau savo buveinę. O tokia. Hamaks. Užsidėjau tentą. Nes praneš naktį kaip ir lietų biškį. Na va, čia atsigulsiu savo po stogu savo ir bent jau pirmą pranešė, dabar nežinau, todėl kad interneto čia nėra. 2 kilometrai nuo Palangos nėra internetą, nesuprantu. Bandžiau perkrauti telefoną, vis tiek nesuprantu, kodėl ten nėra. Nu tai va, šalia jūra iš viso, va dabar einam. Parodysiu čia iš viso už kelių metrų. Eisiu turbūt saulėlydį čia pasitikt, norėjau sakyti, palydėti. Jeigu neužmigsiu anksčiau, nu gal neturėčiau. Va. Jūra. Žodžiu, puč vėjas. Nu nesimato dabar to tilto Palangos. Paskui eisiu rankų plautis. Nueisim, parodysiu, kur tas tilts. Ir rytoj čia man visai šalia bus numinti. Tai va, dabar internetą nėra, da bandau eiti į kalną. Kažkur vis tiek nėra, nesuprantu, kažkaip tai įdomiai.
Visą laiką buvo atvažiuojant, gal telefon čia kas nors sugribavo. Nu da, paskui iki paplūdimio nueisiu pažiūrėti, ten tikrai turėtų būti. Nu ką, o taip ir įsikūriau. Eisiu, da, miegmaišių nesitraukiu jokių. Dar taip, tik tais padirbsuosiu dabar. Dabar kiek čia tų valandų, nežinau, 8, a kiek ne. Nu va, viskas. Kažką užvalgysiu gal. Būsiu numinęs šiandien 120, kiek čia tų kilometrų? Dabar 15 laipsnių. Tik tais, bet man su maike nelabai šalta. Tai va, numiniau šiandien 122, šiam 9. Nu, kaip nemažai, nes tikėjau tiek numinti iš tikrųjų. Bet gerai, mynęs, tai nusimyniau. Gerai. Einu užsiminėti kažkom. Ten va, Palangos tiltas matos. Čia keli kilometrai. O, ryšys atsirado čia. Blin. Nežinau, mus tiek aš tos saulės nebelaukiu. Pati nusileisi be manęs. Pažiūrėjau, gražiai atrodo. Eisiu mus tiek mėgoti. Nu ką, viskas, išlydėjau vis tiek saulė, nes ten ryšys yra, nors kažkoks nors orų prognozę pažiūrėjau. Tai dabar jau nebežad lietaus, bet geriau pasiruošiau, bus ramiau. Negu ką naktį, jeigu pradėtų lyti, tai naktį iš vis nepririšiau. Taip, kol surišau pirmą kartą, čia biškį buvo pasistengti. Nu ką, rytoj važiuoju į Palangą. Paskui iš Palangos į Šventąją. O toliau paskui sugalvosiu. Kažkur ten važiuosiu tai į toliau turbūt. Žiūrint, kaip orai bus. Nu, žodžiu, viskas, labanaktis tada iki rytojaus.